Labą, labą. O, čia pas mus choras. Mėja, nešauk. Atėjau prie savo žalumynų kuistis, nes laukia vėjas, biškis ir guliuojam, bet jau žodžiu sveikstam. Vat, dabar 2 savaitės gyvenam Saudyboje. Vis tai ir Eglį biškį pasirguliuoja, neleidau į darželį, tai ir Mėja tuo pačiu žodžiu. Va taip. Bet man iš čia važiavo į mokyklą. Taip, žodžiu, sukamės, tai man čia vietoj. Geriau užsimotoruoju skarą, nes tai angina lyg buvo, bet jau. Beveik neskauda. Tai sakiau, šiandien vėjas laukia, tai eisiu čia vat dapylinėti žemių, pasilaistyti ir šituos grįžuolius išsipikiuoti. Dygo mano saldžioji bulvė. Va, tai gal turėsiu daigelių. Taip, Iglytė, taip, tavo arbūzė. Turėjom pasodyti arbūzus, nors jiem dar iškiai per anksti. Mama, matai, mama sakau, kad greitai užaugs. Taip, užaugs. Nu va, nu va, susitvarkiau. Čia gražuolis. Napyliau žemę. Kaip šitas kvepia pirštų. Va, išsipikiavau. Vilniukai. Čia palikau, bet skau ten baklažanų irgi. Napyliau žemę. Čia gėlių čia įsipikiavau, bet nežinau, ką man tos gėlės. Net nedraugauju su gėlėm. Kaip per daug prisižiūri turbūt Instagramą, tai paskui užsimana. Žodžiu, jeigu prigis, tai prigis. Žodžiu. Taip, dabar einu šluotis grindis. Kur tu čia sėdėsi tam kambarį? Kad ir vėjas, bet nešalstas vėjas. Išlindam dar lauk, ane? Va, su kolegiam. Tai jinai vėjų priguls. Va, atėjau dabar šitą reikalą susitvarkyti. Čia raudonėlis yra, o čia ta raganė. Va, ir čia bendrai jau šaknys yra, tai aš pernai palikau, o dabar žiūriu, jau ta raganė sprogsta po biškį iš šaknų. Tai aš dabar visą šitą kelmą išimsiu ir reikia atskirti šaknis. Neplėšk, nelaužyk. Va. Šaknys geros. Šaknys, sakau, stipriaus jau čia. O, šaknys lepos. Va. Eisiu, lieka.
nekainuoja. Ir daugiau, jis nieko nori šias dienas. Žiūrėk, aš irgi turiu. Na, jiems nieko. Ne? Nepatinka. Klausimų nulis visai va. Prasivežėm kompostinės. Ir noriu šiandien susitvarkyti tas pakeliamas žodžio lysvikės. Išpilu kompostinę. Man šitai, konkrečiai šita labai gera. Visą laiką ją naudojau nuo sodų laikų. Universali, tai dabar reiks nusivilkti. Mama skynė, mama arbatos gerti. Man šitos. Mama, beri, kad užaugtų čia. Na va, apsitvarkiom. Čia turi gelsvių išlyst. Na, čia visi žieminiai reikalai. Čia rozmariną jau pasodinau va. Čia sėsis bazilikai, salierai, ramunėlis. Tai tokia lysviki, žodžiu. Va. Ką dabar lendrikam? Jau mergina vieną migdyti. Paskui nežinau, ką čia dar kažką sugalvoti reiks veikti. Reiktų šienus eiti vežtis ant aviečių, noriu užmulčiuoti. Tai kad per tą vėją tai nelabai... O, žinau ką, eisim veikti, eisiu šiltnamį. Prasibraukyti, nes žiūriu, ten kažkas stūgė. Perkasiau, tai dabar jau pradeda ir žaliuoti biškį, jau reikia žodžiu sujudyti žemę su grėbliu ir nusiravėti. Ten krapus, salotas ir ridikus. Nu čia tai smagumėlis. Va. Čia va. Džiunglytės jau daros po biškį reikia suravėti. Va. Nežinau, ar matus per kamerą taip žaliuoja jau. Sujudyti reikia, žodžiu. Čia atnešiau iš kambario, kam nereikalinga būti jau kambarį. Va, čia gali ir čia augti. Prasideda, tai vis daugiau rodysiu vaizdelių išravėjimų. Ne visiems tai įdomu, bet bus kam įdomu.
tiek čia tų darbo, aišku. Na jau, prabėgau. Čia prisisėję yra, va čia bėriau, turbūt čia pro šoną prabėriau salotų, tų krapų, tai čia visur yra, nes čia šiemet sėjo, bet pernai čia augo šituose abiejose galuose krapai. Tai va čia va sužėlė, į visur jų žemė, žodžiu, tai krapų bus jų čia. Pernai buvo, čia tam gali šiemet, žodžiu, bus. Va. Ką da veikt? Bet čia sugalvot veikt da. Vėjų nebūtų, tai čia tų šienų suvežti. Tai dabar su tų karučių pakels man tą šieną nuo tų karučių, tai gerai sugaudyti laukos. Žodžiu, sėda margint kiaušus. Ne? Tai dabar įglyti čia mėjyti, va. Margint su flamekais. O mes tai įglį su servetėlėm, o aš su vašku. A tu matai šitą? Taip. Nu, ką darysiu aš? Tuoj parodysiu. Aš čia teptuką galiu man pasimti. Taip, tau teptukas bus reikalingas. O kas tas yra mažas? Čia mama ant kiaušinių reik, mama. Taip, priklijuot, atsimeni, kaip pernai darėjai. Ai, bute. Taip. Dedink. Aš irgi noriu. Nu va, atnešiau kiaušinius, sudėjau į svogūnų laiškų ir ciberžolės skystumėlį šaltą. Ir dabar laikysiu iki rytojaus. Aš tikiuosi nukas kažkiek, va. O, nu, žiūrėkit. Palauk, šaukštą pasimsim. Tuoj ateinu, tuoj eikit. Žiūrim, ką iš kiaušinių turim. Kokį rezultatą. Tai va. Manau, visai neblogas. Va. Tai vakare išsivirsiu švariame vandenyje ir bus gerai. O jau putpelių kiaušinių dar šiemet dėsimės bendrai, tai išviriau jau, tai mergus padaviau, nes dar nebuvau valgysius, tai padaviau po kiaušinuką. Tai kartuoju dar du sykius. Triauškinuką, kavelnes dar įstikų, žodžiu, tai labai gerai. Mes irgi galvojam putpelikių kelias augint dėl kiaušinukų, tai va, patiko. Su putpelių kiaušinius virtus valgom su lukštais. Nu ką, talkininkiais, čia įglytė, čia vešim šieną ir klosim. Ir klosim. Tenais, vat. Pabaigsiu kur. Čia va tą pautelį reikia iki pat galdo.
čia reikia man sutvarkyti. Taip, taip. Čia reikia papasakoti. Reikia sutvarkyti. Bibi. Javati. Valgykit. Nu, Melytė, ateik dar. Dar mane. Dar. Ką pažiūrė mama? Davai tu. Šitus šušlės tai geras. Mama, žinot, čia reikia išvalyti man viską. Reikia išvalyti. No, what the hell? One. Now we can have. Nu, po biškį tuštėjam. Va, eisiu dabar šitas įsiardyti. Mes jau uzbę nurinkom Bertos būdai. Čia durys buvusios šitos patalpos. Tai dabar jų nereiks, tai dar tuos išardysiu, padėsiu prie geros medienos. Panaudosim. Ir paskui gal jau šieną vešiu, nežinau. Turbūt jau čia dabar privažiuotais man, tai esu iš anų kampą. Vilkt. Buržuikim. Laikom ją, nes norim ją persidaryti rūkelnyčiai pakurą. Tik tas vamzdis yra ne taip. Taip tai kojas nupjautumėm, padėt ant žemės ir per galą vamzdį kažkaip pritaisyti. Čia pasidėjo, dabar reikės konstruotis kada nors. Aš matau, Eglė, sakyk. Nu, ateik, mama. O tu ir puži, čia vienys. Jo.
Labą, labą. Nu ir smagumėlis, kai nereikia striukių. Aš tada biškį liemenę dėsiuos, bet dėl atsargus, kad nepratrauktų, nepertrauktų. Bet smagu, va, tiesiog sėdi terasų, tai jau saulė karštai jau šildo. Kojas, tai atėjau pasėdėti, pasiklausyti paukščiukų čiulbėjimo. Va, tukelis. Drypsu. Žalia, žalia, gražu. Šiemet, vat, tai bus pernai, tai buvo mišinys susėtas laukais, o šiemet jau bus turbūt grūdai. Tai bus gražu. Prisimenu, kai pirmąsyk atvažiavom į sodybą apsižiūrėti, tais metais buvo jau link rudens, gals vasaros. Tai buvo grūdai tada aukšti, tai taip gražu buvo. Paskui va, kitais metais jau, pernai, tai buvo mišinys, tai toks susisas lauks, neįdomus buvo, bet žirnių užtat buvo, aišku, tie žirniai pašariniai, bet mergus lesiai, saldus, skanus tie žirniai visai. Va. Taip, sėdžiu dabar ir galvoju, kas nusimato greitų laikų jau. Ar matot, kas nusimato, kaip jūs galvojat? Ogi, žolės pjovimas. Šiaip tai laukiu, nes iš po žiemos pasilgsti to, tai ten 1-2 sykius papjaunė, paskui jau nebelaukiu daugiau, atsibūst. Bet tų pirmų sykių tai laukiu. Šauksiu į šortus, popierinės kojas įdegyt. Mes jau darbo vietoj. Atlijėjome. O čia. Nuserdom. Ir tada lepinsim. Nori gal pasaklysti. Kibiriukas čia. Čia iš tikrųjų. Jau, čia sukau šitą suk. Kampą mamuk nepataikai. Čia su kamerai, ne? Aha, taip tu pataikai tą kampą. Jau te simuilinė gal, ne? Turbūt tai apvalu. Tai čia į tą galvutį ir su pizdelį tą žiūriu. Jau, rakiškai. Pirmiausia dalis čia. Čia viską iškelt reiktų ir Nepasak. tada išsuk. Žiūrėk, sakai, plek. Čia auga kažką. Dabar eik tą vieną galą, kišim po apačiu. Tirštėja. Gal slašą reiktų. Rastis antkapius. Nu, pakeliam, alysiu šieną. Visai kažkur pertraukia. Čia, Čia pertraukia trupa. vyrai.
gabalais gali neis per tuos metalus. Na. Surinkt paskui. Nu, čia išsiskiria. Lauk, dabar čia išsiskiria, čia turėtų išsiskirti. Na va, kaip nebūtų. Lekiam. Namučių. Ojej. Mama. Eik Zefyrą plaut. Sakė, eik ratus nusiplausi. Ne. Jau aš neįsiu prie mašinos, tagu eina plaunka, jam reikia. Taip jau man žolė. Zefyrą mano mašiną. Mano. Va, išsiklojau šienus. Šienus, šiaudus čia. Visko, žodžiu, yra. Nu, mama, viskas, mam jau. Taip, Iglytė, taip. Jau Dabar eisiu avietės mulčiuot. Ei. Va, čia užmulčiavau, čia yra tuščias plotas, va ten iki braškių matosi, nes čia stovės 6 metrų šiltnamis. Ir dėl ko klojau? Dėl to, kad čia yra daugiausia plytgalių, čia nėra beveik Mama, žemės, vien išgėrė plytgaliai, man o tai dar šiaudas. Eik. Ir tik tais plytgaliai. Tai čia rinkt ten perkasti ir beprasmiškas reikalas, tai užklojam. Užklojau šiaudais, šienais, nes yra daug jų. Tai va, o paskui aplinkui čia išsibetonuosim pamatą šiltnamį ir į vidų supilsim, nu, turbūt reikės 2 mašinų žemę. Va, o po apačią pasiliks šitie šienai, ten toliau, kai sakau, bus drenažui tie plytgaliai, nes yra, nu, yra bereikalingas darbas rinkti juos, nes tai yra beprasmiška. Va, braškės dar dabar 2 metai, nu, dar 2-3 maksimum metai dar stovės čia toje pačioje vietoje, o paskui pasidarysiu, kelsiu į kitą pusę, o čia kažką kitą sudysiu ar paliksim palisėti, žodžiu, nežinau, kažkaip. Tai va, o dabar eisiu čia. Avietynai čia mano. Mini avietynai, žodžiu. Tai aš noriu juos užkloti ne šienais, ne šiaudais, bet po šienais ir šiaudais, kur buvo, kur yra tam. Jau ten, nežinau, ten kompostinių pasidarius per N metų, ten gerumų masė. Va, jau ir sprogsta. Čia vietės, čia žodžiu, jos yra gerai, matysiu, kur ką klot. Va, o klotai, žodžiu, tai nežinau, dabar čia kabinu. Čia iš daržinės. Iš to kampo noriu išsivalyti. Va. Čia. Nes čia planuoja malkas, ta prasme, sandėliuot, krautis. Tik čia va užtaisimai, čia va, blanka. Čia galvoju, po betonus išbetonuotų kokiu dydžiu blanka, va. Eina, pernai štukus nesu mačius dar. Va, čia tokie, va. Užtaisimai yra, čia viską reikia nuimt. Sudėsim gruzų kažkiek, kad paskui ant tų gruzų padėti paletės ir ant palečių malkas krauti. Kažkaip taip. Va. O avietėm, va. Va šitą, va. Tokį, va. Dėt čia sutrūnėjęs šienioks. Nu, tai aš manau, kad čia gerai bus.
Nu va, saulelė leidžias. Įveikiau avietyną, tai va, suklojau puveikus. Va, čia tai yra senasis avietynas likęs, o čia mano naujasis. Ir, nu kaip, nelabai mane džiugina su dygimu, su sprogimu kiekis. Atrodo laiku, lyg sodinau, lyg, nežinau. Nu, gal dar įsibujos, gal viskas bus gerai. Dabar pribėriau putpelių, šūdukų granulių ir ant viršaus užklojau tuos čia puveikus. Va, tiesiog. Na, mergos laksto smagiai. Va, tai dar apsigrėbliavau čia. Nes čia visur akmenys dar vis lenda. Lenda lauk akmenys, žodžiu, visokie šiferiai. Visokie šiferiai, akmenys, skaldos, žodžiu. Tai įsigrėbliavau, dar karutį gerai išsivežiau. Šiaip energijos dar yra, dar viskų yra, bet, nu, stop. Kad rytoj turėtumėm daugiau jėgų, žodžiu. Reikia pailsėti biškį. Oi, rytoj Velykos. Tai iki pietų darom. Padirbėsim, o paskui važiuosim prie jūros. Kiaušinių rident. Nu, keiti ratus. Na, varo ant greičių. Na, varyk ant greičius. Ką jūs, ponė? Einam, patikrysim, kai išplovi mašiną. Oi, jau buvau žiūri. Nu, myla, ne? Myla. Nu, pažiūrėkim, kai tą kragę iššlavė. O, turiu kai kvepia, pakabino, net kvapuką. Molius visus nukabino. Ilgai. Iki rytojaus. Pasaudysiu mergą su... Pasaudysiu rytoj mergą su kaliošais įvelta, o bus vaksavimai pasibaigę. A kaip tai tau? Kas čia? Telefonas? Marzilka. O ką man, kad čia? Dar ne pietus, o mes jau kepam kulšis. Ir žiūrėsim prie jūros. Truputėlį pabūti. Nežinau, nesam buvę nei aš, nei Andrius Karkliai. Tai važiuosim iki Palangos. Nusipirkti apyrankę gintarinę, kuri man nutrūko. Tai va, tai tu turi karolius gintarinius. Matai, mama, ir paskui važiuosim, apsisuksim ir lėksim iki Karkliais. O ką ten kriauklių gal? Nu, einam kriauklių ieškot. Na, bet stop. Matai, čia nėra kriauklių. Na, mes. Neik toliau, neik. Mes toliau. Toliau? Nu gerai. Tai čia arčiau, ne, gal jis tau. Na, mama. Na, mes. O, klium. Na, tu mesi. Nu va, eidam link mašinos. Biškį pažiūrėjom į jūrą, pavalgėm pietus.
Judėsim link namų. Tai einam ten man pasivaikščiai. Einam biškį pasivaikščioti ir į mašiną. Visur gerai, bet namuose geriausia. Oi, visi pasilgi. Tai ką tu te dabar užsidarėjai? Visi pasilgi iš daržinių, iš laukų parbėgo nemažą. Na, susimėtėm šmutkės, eisim į terasą, arbatos atsigerta, ne? Jo, taip. Taip. A ne, eisim arbatos gerti į terasą. Taip. Einam arbatos. Tai gaudu kažką. Kokia musė, da, ką nors. Eglė, ateik čia. Einam į terasą. Maš. Jo. Ką čia gaudai, ką? Ką čia gaudai? Musė, ne? Musė. Atidarome sezoną. Antrą Velykų dieną. Padėk čia. Na, gyvūną suleisti į sanatoriją. Maša, tu neprisijungi prie vyrukų. Nu, tu kelis, tai mūsų Yorkshiras, tai kaip ne Yorkshiras, žiūrėk. Liurk, nu, opa, tokai, opa. Nu, opa. Dar biškį norėt, mama. O, pudrai, čia jau baseinėlį, žodžiu. O šitą tai turėjom įstumt, bet jinai greit išlipo. Nežinu, kas vanduo, žodžiu. Nu tai mama, Berta, namokų mama va plaukti, va. Na. Namokų tik mama gavo įkišo man paskui nėra. O tai kas? Tu kas? Tai paskui man nėra. Ką? Dički štaški tave dar pamėm. Ta dički mūsų štaški tave. Eik į šoną. Batus susidėk. Taip atrodo kaimiečių antra Velykų diena. Ne, paskui po pietų, žinau, kad važiuosim pas brolį. Kiaušų maštavo biškį iš namų išsikvieti, reikia išvažiuoti. Va. Tai dabar čia įsigreibliavau. Čia buvau nuo tų griovimų visų grūzų prikritę. Tai sugreibliavau. Prie pamatų dar neprieinam, nes tai čia vis buvo lietus, tai čia kliošynį, tai čia būtumėm ne tik batus palikę, bet ir guminius. Bet tai čia suspėsim, čia įsibaladuoti, čia kas čia nieko čia nėra. Įsibaladuoti, įsivežti, įsigreibliuoti tą visą grūzą ir viskas, ir palikti. Tik tais svarstom,
Ką? O tai mama, tai kada mums reikia eiti miegoti? Kai ateis laikas. Svarstom. Dabar galvojom iš pradžių karkasą čia statyti. Bet yra mūrinis pastatas, ne kaip ir blokeliai būtų logiškiau. Aišku, gali ir tą karkasą statyti, bet pasiskaičiavom finansiškai, ta prasme palyginom karkasą, nes karkasą reikia ir vatų dėti, kleivių, storyti ir taip toliau, vis tiek šildyti reikės. Tai galvojam apie blokelius. Prisistatyti čia tą mūsų tokią mėsinę, žodžią. Vat ateity, čia nežinau, čia žodžiu, šaldikliai stovėtų, vištas valytumėm iš čia. Šiaip, kas liečia jum parodymą, filmavimą, tai žinokit, aš, ta prasme, filmuoju, ne viską, nes aš nežinau, rašykit komentaruose, ką jūs daugiau norėtumėt matyti, ką mažiau, nes kiekvienu pagreiblėjimu, kiekvienu pašlavimu aš nefilmuoju, tai realiai jūs filmukuose pamatų turbūt visų tik pusę mūsų veiklų, tokių, kai sakau, didžiausių, tokių, pafilmuoju epizodų, bet šiaip realiai tai eini, sukies ir kitąsyk pamirši tą kamerą, pajungi, kitąsyk galvoju, beprasmiškas toks filmavimas, bet gal kažkam aktualu, aš nežinau, gal įdomu, tai tiesiog rašykit komentaruose, kad žinočiau, gal ką daugiau įdėti, ką mažiau įdėti, kas įdomu, kas neįdomu, nes vis tiek daugiau mažiau, kurie stebi, tai turbūt jums tos mūsų čia nesąmonės įdomu. Va, kam neįdomu, tas neseka. Tai rašykit, aš žinosiu, daugiau orientuosius, jeigu daugiau smulkmeniškiau norit, ką pafilmuočiau ir kiekvieną greiblėjimą, kiekvieną šlavimą, kiekvieną ten šiukšliais rinkimą, tai aš galiu, bet tiesiog, man atrodo, kad gal nelabai įdomu tokie dalykai, tai bendrą vaizdą tik parodo ir viskas, bet tai jūs tikrai minimum pusę nematų dar kiek. Mėja, pareik. Pareik. Kaip tau sekas? Va, viskas gražėja. Sudėksime. Galėsim laukti šlapdribų. Ane? Ką? Sakau, apsibėgsim, galėsim laukti šlapdribų. Ta, dabar skalbinius įkelk čia. Žiūrėk. Turiu, sakai, išlakstė visi. Sėdim terasoje, dvaskėtukė, mažą malį kažką naksimus atvilkus po terasą. Nes ten jau su trimeriuku aplink tuos bukmedžius, tai peliai paguldyta vilga tavo. Nu ką, čia pravau. Na, viskas, tai viskas. Jo, miegam. Pavargusi jau pikta. Šiandien tėvus, ką tik pirma buvo jau 3. 15, čia spėjau tik nusipjauti, žinai. Na viskas, te, parodyk. Te. Viskas. Čiau.